Sveiki, Rokai. Tavo. Sveiki. Kaip sekėsi ruoštis šiam sezonui? Tai pirmas mūsų sezonas, tai sekėsi ruoštis, ką žinau, šiek tiek su emocija, nes vis tiek perdarinėjom visą automobilį nuo nulio. Atrestauravom, sutvarkėm, pakeitėm naujai visiškai visus taškus automobilį. Tiesiog nėra ką daugiau pakeisti. Ir ką žinau, aš manau, kad gerai. Buvo kokių problemų? Problemų nebuvo, bet gal tik tai asmeninių, nes pirmą kartą surinkinėjom savo automobilį nuo nulio išrinktą, tai buvo tam tikrų klausimų, bet šiaip viskas gerai. Ar turite jau kokią strategiją šiame sezone? Nenuvažiuot nuo kelio, nes žiemos etapuose buvo, tai norėtųsi kuo mažiau, bet užtat žinom, ką daryti jau tam įvykus, tai kaip ir gerai. Ir ko tikitės iš šio ralio? Iš šio būtent ralio, ko mes tikimės? Nieko, tai yra pirmas mūsų ralis ant žvyro, nes visus 3 praeitus, kuriuos turėjom pirmus, tai buvo ant sniego. Šiek tiek prisibijom, nes nelabai žinom, kaip kas vyksta. Teoriškai daug kas pasakojo, daug kas padėjo, turim draugų, viskas tvarkoj, bet kol nepajusim patys, tol nesuprasim, ką reikia daryti. Tau ačiū. Sveiki, Martynai. Papasakokite apie trasos susirašinėjimą. Ar bus kokių naujų iššūkių jūsų komandai? Susirašinėjimas pavyko gan sklandžiai. Tokių, bus netikėtų posūkiukų, gan sudėtingų. Kas toliau, ko tikėtis? Suvažiuoti, pasimokyti iš klaidų buvusių. Ar sunkus nusimato darbo šturmano greičio ruože? Tikrai, ne iš lengvųjų darbų, ganėtinai yra ką veikti, nes turi tuo pačiu metu pasako vairuotojų kelią ir stebėti aplinką, kas vyksta, kad nenuklystum nuo kelio knygos. Praėjo nemažai laiko ir nebus sunku naviguoti? Vakar per susirašymą mintyse pasikartojau, šiaip buvo atlikti namų darbai, tai stengsimės suvažiuoti gerai. Ko jūs tikitės iš šio ralio? Nedaryti žiemos klaidų, kurios buvo atsitikusios, ir progresuoti į priekį. O kokios klaidos buvo žiemos metu? Vis tiek yra mūsų pirmi raliai, pirmas sezonas, tai turim daug ko mokytis, kokią trajektoriją važiuoti. Supratau, ačiū. Dar vienas automobilis Super Pro, Rokas Markovičius, Martynas Masaitis. Pavadinimas jūsų toks? Darinas Burkas. Jūs, kaip sakyt, šeštadieniais jau klientam šiandien nieko nesiūlo, šiandien raliuojama, o kitas likusias 6 dienas per savaitę siūlot burgerių mėgėjam užtrukti, ne tokia? Žinoma, visiems, kad visi laimingi turi. O čia kurie mieste? Tolokai, bet jeigu užsiai, tai gero kelio. Gorilla Burgers. Turbūt sukasi kniedė viduj. Pramušė kniedė. Gerai bus? Manau, kad tikrai. Iškris. Tau reikia.
equipas. Dėkui. Buvo ką reikia, bet mes finišė. Kokie įspūdžiai, kas pavyko ir kas nepavyko? Nepavyko, kad trečiam ar ketvirtam greičio ruože sugebėjom apsisukti, bet ten mano kaltė. Šturmanas gerai pasakė, aš praklausiau, arba netaklausiau, arba netaip supratau ir gavos taip, kad apsisukom, bet sėkmingai. Ir ant paskutinio posūkio ties finišu baigiant ralį sugebėjom užgest. Tai irgi taip, paskutinis posūkis, bet mes jo neįveikėm. Nieko, užsikūrėm, davažiavom, viskas gerai. Kaip naujokai važiuojate visai gerai, kas jūs motyvuoja? Mūsų kas motyvuoja? Aš manau, kad mes patys, nes tikrai užsidegę, atvarkėmės mašiną, tiesiog, nežinau, turbūt bendras gal komandos palaikymas, viskas, tai kartu susideda ir stengiams darytis gerai. Ir kaip vertinate Martyno darbą? Labai gerai. Martynas tokių klausimų nėra. Viskas taip, kaip turi jaunas šturmanas, mūsų ketvirtas ralis. Tai čia, aš manau, aš tiek turbūt nedadarau, kiek jisai man pasako. Tai viskas yra labai gerai. Kaip jums įspūdis ant žvyro? Pirmas žvyras, pirmi kampai, pirmi slydimai. Nieko, iš pradžių buvo baisu, paskui supratom ties pirmo, antro greičio ruožų, ką reikia daryti. Ir tęsiam visą likusį maratoną, kad važiavom. Ar atvyksite į Kėdainių ralį? Žinoma, jau turbūt jeigu galėtume, tai dabar važiuotume. Bet biškį mašiną reikia pasilopyti. Šiaip mašinas nesulaužėm, nesugadinom nieko. Ten smulkmenos, šakos, dar kažkas, tai bet, sakau, mūsų apsisukimas, tai ten tikrai viskas labai gerai baigėsi. Nei medžių kliūtėm, nors jie tikrai buvo netoli ir 2 ratai buvo vietoj 4, bet viskas gerai. Tai sveikinu užbaigus ralį. Ačiū. Kaip jaučiatės po visų ruožų? Oi, gerai, emocijos geros. Adrenalino visai savaitai į priekį. Šiaip viskas pavyko, finišą pasiekėm. Kas sunkiausia kelyje buvo? Sunkiausia kelyje nepamesti kelio. Spėt su pasakot, kaip važiuot. Tas yra sudėtingiausias dalykas. Bet šiaip stengiamės, viskas pavyko kaip. Ko nesitikėjote šiame raliu? Ko nesitikėjau? Tokių menkų klaidelių buvo. Tiek iš mano pusės, tiek iš vairuotojo pusės, bet su viskuo susitvarkė. Kaip vertinate Roko darbą? Tikrai neblogai. Džiaugiuosi turėdamas tokį vairuotoją, nežinau, čia gal džiaugiuosi mane turėdamas kaip šturmaną, bet aš juo tikrai džiaugiuosi. Gal kiti vairuotojai jam netgi galėtų ir pavydėti jo vaizduotės. Jis turi vaizdinį matymą, atmintį gerą. Tai tas labai pagelbėja man kaip šturmanui atliekant savo darbą. Kaip jums žvyro greičio ruožai, ar smagu? Ant žvyro yra smagiausiai, nes mašina yra sudėtingiau kontroliuoti, adrenalinas didesnis, viskas emocijos susikaupia. Ir kaip jums visas Visagino ralis, kas patiko ir nepatiko? Iš esmės viskas patiko, daug dalyvių, daugiau nežinau, visas ralis patiko, o iš tų, kad nepatiktų, nelabai yra tokio dar, kadangi kaip naujokai neturi su kuo daug palyginti. Tiek. Ačiū ir linkiu sėkmės sekančiam ralį. Ačiū. Sveiki, jūs šiandieną savaujate Rokui ir Martynui kaip mechanikas. Taip. Kaip vyko visas pasiruošimas? Pasiruošimas varžybom buvo koks mėnesis prieš, perinktas visai pilnai automobilis. Ir tik perinktas visas naujai realiai. Ar iškilo kokių problemų prieš technikinę apžiūrą? Ne, nebuvo jokių. Kokie gedimai dažniausiai pasitaiko po pirmų ruožų? Padangos greičiausiai, kad arba praduria, arba prakerta.
Ką dažniausiai tikrinate jiems atvažiuojant į serviso zoną? Pagrindė važiuoklė visą. Ar yra buvę kokių iššūkių? Kol kas dar ne. Ir kaip vertinate Roko ir Martyno darbą? Stipriai tobulėjam į priekį. Ačiū. Prašau.